Sveiki, šiandieną papasakosime, kaip išsibetonavome garažo trapą. Išcentravome trapo vietą garažo vartų atžvilgiu. Išpjovėme armatūros tinklą pagal trapą. Išpjovėme grindų polistirolą. Su keletos alkūnių pagalba atsivedėm kanalizacijos pajungimą į reikiamą vietą. Į dugną įdėjome PIR plokštės juostą, turėjome likusius. Tada pasiruošėme armatūros tinklo, kurio reikės trapo betoniniam pagrindui. Išbetonavome pagrindą. Iškart įdėjome trapą į tikslią vietą. Pasitikrinome trapo nuolydį ir galiausiai išbetonavome trapą ir likusi nebetonuotą grindų galą. Ties garažo grindų pabaiga iš medienos ir OSB plokščių pasidarėme klojinį grindų gale, betonui sustingus klojinį palikome, kad nenuskelti betono krašto.